Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius lankėsi miesto stadione ir apžiūrėjo čia vykdomus aikštės vejos atnaujinimo darbus, kuriuos pagal šių metų birželio 14 dieną pasirašyta 19 299 eurų ir 23 euro centų vertės rangos sutartį atlieka uždaroji akcinė bendrovė Mersana, laimėjusi viešuosius pirkimus. Apžiūrėjęs aikštyną ir pabendravęs su darbus atliekančios bendrovės vadovu Olegu Komogorovu, rajono meras sakė aiškiai supratęs, kad 2013-2014 metais įgyvendinant stadiono renovacijos projektą netinkamai buvo atlikta tiek techninė, tiek ir projekto įgyvendinimo priežiūra. Pasak mero, iš naujo tvarkant aikštynų skirtą pagrindą buvo tikėtasi rasti įvairaus diametro akmenų. Tačiau rasti betono luitai, šaligatvių plytelių liekanos ir kiti panašaus dydžio akmenys rajono vadovams neleido abejoti projektai gyvendinusių rangovų atliktų darbų broku. Nuotaika nekokia, iš tikrųjų, kadangi pinigai išleisti, laukėme sudykstant vejos, o paaiškėjo, kad yra didžiuliai akmenys, netgi betono luitai ir šiandien dar sprendžiame problemą, aiškinamės, kaip veikia drenažas ir jisai ar ne per giliai paklotas, tai dar sykį žiūrėsime brėžinius, galbūt netgi reikės kasti kažkokius bandomosius kasimus, žiūrėti kokiam gilį yra drenažas paklotas ir jis atitinka projektinius dokumentus. Kadangi jeigu vykdančio šį darbą asmens teigimu, jeigu drenažas neveiks, tai veja užaugs samanos ir jos nebeliks. Susipažinęs esamą situaciją, rajono meras Skirmantas Mockevičius pavedė statinių naudojimo ir priežiūros komisijai surašyti defektinį aktą, kuriuo remiantis būtų reikalaujama projekto rangovų, uždarosios akcinės bendrovės statybos ritmas ištaisyti rastus defektus ne tik aikštyne, bet ir šalia esančiame pastate. Neradus abiem pusėms priimtino susitarimo, ketinama kreiptis į teismą dėl savivaldybės patiriamų išlaidų už šiuo metu atliekamus akivaizdaus broko ištaisimo darbus kompensavimo. Taip pat savivaldybės administracijos vadovams yra pavesta spręsti asmenų atsakingų už projekto techninę ir įgyvendinimo priežiūrą atsakomybės klausimą. Yra duotas nurodymas surašyti defektinį aktą, jis yra surašytas, visi matom akmenų krūvas, kurios riokso ir jau yra kreiptas į rangovą, kuris atliko darbus ir toliau žiūrėsime, kas už ką buvo atsakingas, į techninį prižiūrėtoją ir visi turės atsakyti už savo klaidas, už savo blogai padarytą darbą. Pagal vejos atnaujinimo darbų sutartyje numatytas sąlygas šiuo metu jau yra atlikti piktžolių naikinimo, apipurškiant jas cheminėmis medžiagomis, dirvos kultivavimo ir akmenų išrinkimo darbai. Pilnai pabaigus visus šios darbus bus užpiltas papildomas humuso ir durpių sluoksnis bei užsėta stadiono veja. Pasak šios darbus prižiūrinčio Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo Viktoro Ganusausko, jeigu neiškils kokių nors papildomų problemų, visi sutartyje numatyti darbai turėtų būti atlikti iki rugsėjo mėnesio pabaigos.